Sveiki, trumpai pakalbėsiu apie pagrindines pinigų taisyklės. Tai visų pirma, nepavydėkite pinigų kitiems žmonėms, atsiminkite, kad lygiai taip pat kaip Dievas palaimino turtingus žmonės, Jis gali palaiminti ir jūs, nes pavydas užblokuoja turtus ir palaiminimus, tad labai svarbu nepavydėti kitiems žmonėms. Taip pat svarbu skirti dešimtinę labdarai, nors aš šiuo metu neskiriu pilnos dešimtinės, nes turėjau labai daug pirkinių didelių, bet ateityje, kuomet Dievas palaimins labiau, žadu vėl skirti dešimtinę ar netgi daugiau. Netgi Biblijoje Dievas yra parašęs, išmėginkite mane, ir žada palaiminti dešimtinės davėjus. Tik įspėju, kad investicinė grąža gali užtrukti labai ilgą laiką ir tai gali pasireikšti nebūtinai vien pinigais, bet ir geresnė sveikata ir panašiai. Aš dabar žodis į žodį nepacituosiu, bet irgi Biblijoje parašyta, kad reikia nepailsti daryti gerą ir vieną dieną mes pjausime tai, ką siejame. Tad svarbu daryti gerą ilgą laiką ir padėti vargšam. Beje, prašau, palaikinkit ir subscribinkit mano video. Taip pat didžiausi pinigai neateina iš standartinių darbų. Didžiausi pinigai ateina iš protingų investicijų bei saviveiklos, o dirbdami standartinius darbus mes dažniausiai kuriame svajones kitiems žmonėms. Bet aišku, nerekomenduoju mesti darbo, kol nepraturtėsite. Taip pat nesmerkite pinigų, nesakykite, pinigai yra blogis arba pinigai neauga ant medžių. Pinigai nėra nei blogis, nei gėris, viskas priklauso nuo to, kaip mes su jais elgiamės ir kaip mes juos panaudojame. Taipogi didinkite pelno ir taupimo tikslus. Kas liečia taupimą, tai galima, pavyzdžiui, mesti rūkyti ir gerti kavas ir alkoholį, ir cigaretes. Yra mano YouTube specialus klipas, kaip mesti priklausomybės. Tuomet atsirastų daug papildomų pinigų. Taip pat pinigai gali tapti nuodėmė ir prakeiksmu, jeigu juos įsimylite ir pradedate garbinti labiau nei Dievą. Taipogi niekada neištarkite žodžiais kaip brangu arba tai labai brangu. Tokia neigiama konotacija turi tie šie žodžiai. Geriau sakykite, tai labai vertingas daiktas. Vertinkite savo laiką, nevažiuokite į kitą miesto galą dėl poros eurų sutaupimo. Jūsų laikas yra taipogi labai vertingas. Nebūkite perdėtai išrankus renkantis prekes, nes visatai tai pasiūsite žinutę, kad nesate tikri dėl savo pirkinio. Bet aišku, reikėtų bent kelias vietas apsižiūrėti internete, jeigu perkate, bet ten 20-30 vietų žiūrėti, nagrinėti viską, tai jau šiek tiek jau perdėtai. Pradėkite domėti savo ateities svajonėmis. Jeigu norite pirkti namą ar dar ką nors, pradėkite žiūrėti skelbimus. Jeigu norite įsigyti prabangų daiktą, nueikite į parduotuvę pasižiūrėti jo. Neturėkite domėsios ateityje, kai turėsiu pinigų požiūrio. Visko domėkitės jau dabar. Ačiū, kad klausėte. Prašau, apsilankykite mano YouTube kanale ir svetainėje, kurie yra apie dabartinius ir būsimus laikus. Dar kartą dėkui, iki.